Labas vakaras, mėly Panevėžio televizijos žiūrovai. Televizijos svečiai, Lietuvos žemaičių kultūros draugijos Panevėžio skyriaus pirmininkė ponia Violeta Staišiūnienė. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir draugijos pirmininkės pavaduotojas Steponas Algimantas Kubeckas. Labą vakarą. Labas vakaras. Ponia Violeta, kas tai yra per draugiją? Žemaičių kultūros draugija, kuo ji užsiima ir kiek narių jungia? Lietuvos žemaičių kultūros draugija veikia visoje Lietuvoje. Jos centras yra Telšiai ir jai vadovauja Telšių Alkos muziejaus direktorius Stanislovas Kasparavičius. Mes, Panevėžio skyrius, esam tos draugijos maža dalelė. Bendrai draugijos tikslas yra gana kilnus. Tai yra išlaikyti, puoselėti ir skleisti per ilgus amžius sukauptą žemaičių kultūrinį palikimą. Padėti žemaičiams išsaugoti savo kultūrinį etnoso savitumą tokį. Tuo tikslu organizuojama yra daugybė renginių, organizuojamas konferencijos, seminarai, talkos. Mes, Panevėžio žemaičiai, taip pat dalyvaujame toje bendroje žemaičių kultūros veikloje. Savo skyriuje mes taip pat organizuojame renginius, paminime įžymių žemaitijos veikėjų jubiliejinius, tokias datas, rašytojų, poetų. Taip pat organizuojame jau tradiciją tapusias joninių šventes, atvelykio šventes ir pradėjom švęsti taip pat užgavėnių šventes. Jungia mūsų žemaičių skyrius. Šiuo metu yra išdalinta mūsų draugijos pažymėjimų, tai yra vadinami žemaičių pasai, apie 300. Tačiau tokių aktyvių draugijos narių, manyčiau, yra apie 100. O kadagi įsikūrė Panevėžio skyrius, draugijos Panevėžio skyrius ir kas galėtų būti ir gali būti šios draugijos nariu? Draugija įsikūrė 1994 metais Panevėžio žemaičių mikrorajone 10 vidurinėje mokykloje. Tuomet buvusiai 10 viduriniai mokykloje. Kurios direktorius žemaitis Stanislovas Ambrazaitis. Pirmame suėjime susirinko 13 narių, kuriuos mes dabar vadiname signatarais. Nepraėjus ir 2 metams narių skaičius žymiai išaugo. 97 metais buvo įteikti 103 pasai suaugusiems ir 28 pasai paseliai vaikams. Kaip Violeta minėjo, tai tie paseliai ar pasai yra žemaičių kultūros draugijos pažymėjimai. O gali būti žemaičių draugijos nariais žemaičiai. Aš galbūt parodysiu žemėlapį, kuris yra 1999 metais išleistas, tarp kitko aukštaičitis, autorius istorikas, o dailininkas Každailis. Sienas eina per heraldikos specialistas. Taip, siena eina per Kėdainius, Paberžę, paskui jau nariai gali būti pas mus draugijos nariais. O jau kas domisi istorija, gali užeiti į Masiulių knygyną, ten yra žemėlapis, kuris platesnė Žemaitija. Ten yra 1703 metais išleistas. Kurioje vietoje jis yra iškabintas? Sienas iškabintas, tik tiek, kad ten ne Žemaitija, bet ten lotyniškai rašo Samogytė. Dabar yra 2004 metai. Panevėžio skyrius įsikūrė 1994 metais. Ir aš paskaičiuoju, matematika labai nesudėtinga, reiškia šįmet jau 10 metų, kaip Panevėžio skyrius įsikūręs. Tai nedidelis, bet yra jubiliejus. Ar ruošiatės kaip nors pažymėti tą jubiliejų? Ar taip savo jis praeis? Taip, labai ruošiamės pažymėti. Labai jau planuojame surengti didelę šventę. Daug aktyvių žemaičių yra įsijungę į šios šventės organizavimą, kuri įvyks ateinantį šeštadienį, lapkričio 20 dieną, Skaistakalnio pagrindinėje mokykloje. Esame pakvietę daug svečių iš pačios Žemaitijos, iš Telšių, iš Klaipėdos, kaip tik mūsų kumai vadinami, mūsų įkūrėjai. Taip pat savo tokius likimo draugus, su kuriais bendraujame
Rokiškio žemaičius, Biržų žemaičius. Be abejonės laukiame labai daug Panevėžio žemaičių susirenkant. Nuostabia žemaitiška kalba pradžiugins mus visus Kauno dramos aktorė Doloresa Kazragytė. Vakaronėje linksmins visiems gerai žinomas ansamblis Jonis. Taip kad manome, kad tai turėtų būti smagi šventė, tikras 10 metų jubiliejaus paminėjimas. Pone Stepanai, porą sakinių nedaugiau, mūsų laikas baigėsi prie šitos jubiliejinės šventės. Ką jūs dar galėtumėt pridėti, pasakyti? Sakė Jonis dalyvaus, Kazragytė. Nu, yra pakviesti net 2 žemaičiai. Vitkauskas, alpinistas, kuris yra įkopęs į pasaulio aukščiausią kuris yra išgarsinęs ne tik Žemaitiją, bet visą Lietuvą. Taip. Ir Saulis Vylius. Čia mažiau girdėtas įdomu, galbūt, jeigu jie arba susirinktų, tie alpinistai, tai kaip ir Darius ir Girėnas žemaičiai perskridę Atlantą, tai čia būtų įspūdingai. Kviečiau aš ir Adomą Kontrimą, kuris Gineso rekordų stato pakeldamas su savo barzda ten svorius didelius, tai galbūt ir Violetą pakels. Jo, jis jau dabar yra ir dviračio žinių, irgi personažas jau žinomas, labai tankiai rodamas. Ir ponia Violeta, visiškai paskutinį sakinį, dar kartą pakartokite, kada, kur vyks šis jubiliejinis renginys. Vyks lapkričio 20 dieną Skaistakalnio pagrindinės mokyklos aktų salėje, valanda... Beržų gatvėje, taip? Beržų gatvėje, taip. 15 valandą pradedame rinktis, oficialiai renginys prasidės 15:30. Labai kviečiame visus žemaičius, kurie jau dalyvauja mūsų draugijoje, dar labiau kviečiame prisijungti naujus žemaičius, kurie dar arba nedrįsta, arba neprisiruošia pas mus ateiti, bet, suprantam, žemaičiai ilgai galvoja, bet per 10 metų gal visgi būsit sugalvoję ir ateisit. Labai lauksim. Ir toks įdomus klausimas, žemaičiai ar vėluos ar ne? Būtinai vėlos. Čia jau tradicija. Taip. Aišku, ačiū labai. Gerbiami televizijos žiūrovai, antroje dalyje kalbėsime apie geriamą vandenį ir nuotekas, kalbėsime apie vandens tarifus. Tarifai mums panevėžiečiam labai svarbus, tai yra mūsų pinigai. O dabar dar kartą noriu padėkoti mano pašnekovams už įdomias mintis, prisidedu prie jūsų kvietimo ir atsisveikinu su jumis. 10 dieną Lietuvos žemaičių kultūros draugijos Panevėžio skyrius šventė savo 10 metų jubiliejų. Į 10 vidurinę susirinko gausus žemaičių būrys gyvenančių ir dirbančių Panevėžyje. Jiem koncertavo Jonis iš Žemaitijos, Doloresa Kazragytė, žemaitė, įdomių pasakojimų papasakojo. Taip pat buvo aktyviausi draugijos Panevėžio skyriaus žmonės apdovanoti žemaitiškais ordinais, padėkos raštais,